Nu tai va, ką mes čia šiandien sugalvojom, bet sveiki visi, balandį su jums. Šiandien mes kepsim varlių šlaunėlės miške laivo metu. Dabar laukiam, kol vanduo užkais ir tada mes jas nuplausim, reikės pasimarinuoti ir tada laukti fucking vakaro. Iš prieskonių nieko ypatinga neturiu, turiu va prieskonį šašlykui, paukštienai. Čia net neįsivaizduoju, bet jaučiasi toks kaip česnakas, biškis sviesto, druskikės su papildomu proteinu, nes palikau, kaip nauja. Beliko tik tai nuplauti, sumarinuoti ir laukti vakaro. Priminimas visiems, tokį šūdą dažniausiai galite pamatyti pas manęs per laivus, va tik tokią. Kaip tik darom dovatoną, miškatoną, miške gyvenom. Pasistatėm va tokį namelį ir jau čia praleista buvo daug dienų ir miegota ant -14. Ilgai lauktas vanduo, biški pašilęs, kad nuplauti. Ir dar turi biški atšilti. Iš kur to pirštinė? Pirštinės naudoju vien dėl to, nes nelabai per maloniausia liesmanis. Ir šiaip aš maistą gaminu visą laiką su pirštinom. O marinatui sugalvojau va taip dabar. Čia yra tas sviestas. Įdėti paukštienos prieskonių, biški čia tiek, kiek beturiu. Čia česnakas, man atrodo, ar dar kažkas. Gerai nežinau, kad per daug nebūtų. Ir prieskoniai šašlykui. Dabar padėsiu biškį ant ugnies, kad ištirptų ir supilsim ant šitų. Laužas jau paruoštas, Magregoro višta va čia va padėta. Ir tiesiog dabar beliko viską ištirpinti. Blemba gavosi, nekoks, žinokit, mišiniukas, derinukas atrodantis, bet manau tiks. Ir dabar, man atrodo, tą visą marinatą. Aiškis, kad nebūtų ant per daug karštas. Ir labai tikiuosi, kad nebus per daug karštas tas mišinys. Kad nepradėtų kepti čia iš karto. Ir dabar beliko tik tai išmaišyti. Nu, dėl viso pikta sunaudosiu dar paskutinius paukštienai prieskonius. Ir dar nežinau, čia turbūt bus per daug tų prieskonių, bet aš noriu, kad būtų skaniai. Nu ja, dabar padėjau, bet reikėtų man va šitą staliuką susitvarkyti. Bet kepsim šitoj keptuvėj, kurią būtinai reikia išsiplauti. Cast iron, bet čia tilps tik tai po kokias 2 varles. Blemba negali, ta Magregoro paukštiena vis žiūri manim, tad nejesnai, nereikės kartais. Auč. A ne, čia buraška. Kur ten žiūri? Nu, pagaliau ir atėjo laikas. Varlės kaip ir paruoštos. Pajungiu laivą, žinoma. Dar tiek laiko liko. Ir žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Tikiuosi bus skaniai. Keptuvė paruošta, kadangi aš neturiu riebalų, tai reikės imti iš va čia va tą sviestą ir mėginsim kepti tą pirmąją. Tai va, susirinkau sviestą šiaip ne taip. Dedam į keptuvę. Čia su visais prieskoniais, su viskom. Kas siepelės kojos? Ir be to jūs girdėsit, kaip kalba aliuminis kęstas, nes aš laivą dirbu šiuo metu. Gerai. Ir dedam
pirmą varlę. Žiūrėsim, kaip tą vieną iškeps ir tada mėginsim kepti kitas. Nu, nežinau. Mėginam įmesti dar vieną. Atsargiai. Pasigaus. Aš manau, kad Varlė. bus toks minusas, kad mums pritrūks sviesto. Ką aš žinau, netrodo super skaniai, bet... Pats gaudžiai varų. Ja, pats gaudžiu. Dėkui. Čia yra maistinės varlės. Nesugalvokit, lemba prisižiūrėjo manęs prisigaudyti varlių ir vėliau kepti jas ant laužo. Reikia pamėginti atvėris. O. Nu ką galiu pasakyti, atrodo skaniai. Nes aš visą dieną nevalgęs esu. O. Varlės sportininkės čia buvo. Jau vieną nori iššokti. A ne čia buraška. Negaisti. O vėliau dar baldaką vieną sukirsim. Lemba jau taip apkipė. Bet galvoju dar biškį pakepsiu vien dėl to, nes nenoriu rizikuoti. Be to, labas rytas, čiatas mumis žiūri beveik 300 žmonių, kaip mėginsim valgyti varlę. Na ką, nu ir mėginsim, žiūrėsim, koks yra skonis. Ir tada mėginsiu su aliejum kepti, nes dabar mėginau kepti su sviestu, tai nelabai gavosi, viskas prikepa. Nu bet žiūrim. Nebijok, valgyk drąsiai. Sija nelietuviskos. Nežinau. Na ir ką, ir mėginam. Palaukit. Skanaus. Man reikia kamerą apsisukti. Varlės. Šaunulis. Eik tu. Nėra. Nėra taip ir blogai. Bet fucking dėmesį. Koks skonis? Kaip vištienos. Skonis kaip vištienos. O aš dar čia stresavau, kad kaip. Kem 2. Tai dabar mėginsim, nežinau. Tai va kaip korona atsirado. Mėginsim iškepti aliejų. Aš tai nesiskundžiu. Skonis 10 iš 10. Skanu faktas. Granai kaip jau tos visos vištienos. Kievelgai. Palaukit. Nepabėkit niekur, nes mes dar valgysim buldaką. Na ką, pirmą porciją yra dan, suvalgiau. Dabar atsinešiau kiaulės taukų. Mėginsim kiaulės taukuose iškepti viską. Ir vėliau duosim dar ir močiutei paragauti. Ačiū visiems, kurie esat. Na ką, antrą porciją kepam, dabar visas išsikepsim. Ir tad pasidarom feastą. Be to, sveiki visi. Laba, pasisveikinam. Laba. Su. Tai va, čia tas sako labas. Su. Laba. Varau. Praeidžiu ragavas. Beveik 300 žmonių čilkum yra. O mes čia esam kepimus. Labas. Nu va, varlytės. Viskas iškeptus. Ir... Jo, dėkui iš tikrųjų moderatorius Ogis už šitą delikatesą. O dabar šitą delikatesą damušam. Ir vse. Ačiū, kad žiūrėjot video. Ir lauksiu kitam. Beleka.